Iš Evangelijos pagal Matą. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzus buvo jiems įsakęs. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Ozana Dovydo sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Taigi šiandien švenčiame Kristaus kančios verbų sekmadienį. Tai paskutinis sekmadienis prieš Velykas. Ir šiandien švenčiame Kristaus įžengimą į Jeruzalę ir permastome jo kančią. Ir nuo šios dienos prasideda didžioji savaitė. Iš tiesų, kas tas verbų sekmadienis? Kaip jis susiformavo, kodėl susiformavo, iš kur jis kilo ir ką jis galų gale reiškia mums šiandien ir kaip mes jį švenčiame. Ir bandydami trumpai atsakyti visus šitos klausimus, labai sudėtingus klausimus, pažvelkime pirmiausia į verbų sekmadienio liturgijos raidą. Dar 4 amžiuje Jeruzalėje buvo švenčiamas iškilmingas Jėzaus įžengimas į šventąjį miestą ir šiuo įžengimu prasidėdavo didžioji savaitė. Procesija eidavo tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo Jėzus su savo mokiniais. Maždaug apie 1 valandą dienos visi susirinkdavo kartu su vyskupu ant Alyvo kalno esančioje Eleonos vietoje, Eleonos alyvų aliejaus vietoje, kur anksčiau mokė pats Jėzus. Ten buvo sakomi himnai ir skaitoma atitinkama Evangelija. Prasidėjus 3 valandai, giedodami himnus, visa minia pajudėdavo į taip vadinamą Imbomono vietą, nuo aramėjiško žodžio bama aukštuma. Ir nuo šios vietos, pagal tradiciją, Jėzus įžengė į dangų. Visa tauta kartu su vyskupu susėsdavo. Klausydavo himnų ir įvairių skaitimų, o apie 5 valandą vakaro, perskaičius Evangelijos ištrauką apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, tuoj visi pakildavo ir tarp giedodami įvairias giesmes ir tarp giesmių įterpdami garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, rankose nešdami palmių ar alyvmedžių šakas, nusileisdavo nuo alyvų kalno ir visa procesija traukdavo į miestą ir eidavo į prisikėlimo vietą. Ten buvo atliekamas liucernarijus, pažodžiui žiburių uždegimas, ir liucernarijus yra liturginė malda, švenčianti Kristų, tikrąją šviesą. Ir po liucernarijaus buvo atliekama speciali malda kryžiui. Paskui žmonės išsiskirstydavo. Šitaip palmių procesija aprašo Eregija, kuri savo piligrimystę į šventąją žemę pradėjo maždaug 380 metais ir baigė 384 metais. Ir ši Jeruzalėje vykusi procesija paplito po visą rytų pasaulį ir ji tapo įžanga į didžiąją savaitę. Kas vyksta Romoje tuo laiku? Romoje ir visame vakarų pasaulyje priešingai. Popiežiaus Leono didžiojo laikais, Leonas didysis mirė maždaug 461 metais, 6 gavėnios sekmadienis vadinosi Kristaus kančios sekmadieniu. Čia buvo skaitoma Jėzaus kančia pagal Matą,
Ir popiežius tada komentuodavo pirmąją kančios pasakojimo dalį, o trečiadieniui pasilikdavo antrąją dalį. Norint rasti patikimus verbų procesijos liudininkus vakarų pasaulyje, reikia vis dėlto sulaukti IX amžiaus pradžios. Mes matome, kaip dvi tradicijos - Kristaus kančios tradicija vakarų pasaulyje ir verbų procesija susijungia ir vieną liturginį veiksmą. Kiek vėliau, kai verbų procesija jau vyko visoje vakarų bažnyčioje, ji įgavo iškilmingą ir triumfuojančią išraišką. Ji tapo tikra Kristaus karaliaus švente. Gyventojai susirinkdavo dažniausiai už miesto sienų, kur buvo šventinamos verbos, skaitoma Evangelija. Visa procesija su kryžiumi priešakyje pajudėdavo link miesto vartų. Vaikai klodavo drabužius prieš kryžių, kiti palmes ar verbas. Buvo giedamos specialios giesmės Gloria Laus arba Ave Rex Noster. Gloria Laus labai sena IX amžiuje sukurta specialiai verbų procesijai giesmė. Ir dažnai būdavo iškilmingai nešama Evangelijų knyga, o kartais net pats švenčiausiasis sakramentas. Ir kai visa procesija sugužėdavo į miesto bažnyčią, prasidėdavo Kristaus kančios mišios. Nors Romoje palmių procesija išsivystė tokiu pat principu, tačiau vyko daug santūriau. Ir popiežius dažniausiai išdalindavo pašventintas šakas Laterano bazilikos koplyčioje, kiek anksčiau dar procesija prasidėdavo už Romos miesto sienų, tačiau kadangi Laterano bazilika yra prie pat miesto sienų, prie pat miesto vartų, tai ta procesija ilgai nesitęsdavo, bet paskui procesijos pradžia prasidėdavo tiesiog vienoje iš Laterano koplyčių ir iš tos koplyčios tiesiausių kelių procesija patraukdavo į bazilikos vidų, nešant rankose palmių šakas ir giedant Gloria Laus. Šiandien vienoje šventėje, kuri pradeda didžiąją savaitę, susitinka dvi ankstyvosios tradicijos - Jeruzalės ir Romos. Pirma, kaip matėme, akcentavo Jėzaus šlovingą įžengimą į Jeruzalę, antra - Jėzaus kančios atminimą. Ir čia galime išvelgti ir teologinę šio susitikimo prasmę. Šlovingasis karalius Jėzus yra taip pat ir kenčiantis Mesijas, atiduodantis gyvybę už žmones.